Mičigano ežeras šiandien ramus. Ant vieno denio Lietuvos ambasadorius Jungtinėse Amerikos valstijose, generalinis konsulas Čikagoje, JAV lietuvių bendruomenės pirmininkė, kiti garbūs svečiai. Nuo plaukiama šiandien ne dėl greičio, plaukiama dėl krypties. Idėja kilo tuomet, kai ambasadorius paburiavo Čikagos ežere, tik atvykęs į Čikagą, nusprendėme šokių šventės metu, taip pat pagerbint šokių šventę, pritraukiant lietuvius, surengti lietuvišką buriavimo regatą Mičigano ežere. Mieste, kuris gyvena ant ežero, kuris yra gairinamas vėjų ir kuriame susirenka tokia gausybė lietuvių, kažkaip išnaudoti tą vėją, tą ežerą, tą erdvę, kad įkvėpti visus dar gražesniai šventei. Man netgi savotiškas atradimas ir malonus siurprizas sutikti tokias gausias lietuviškas įgulas, kurios labai vieningai dalyvauja vietinėse varžybose ir atstovauja Lietuvą, nes tai yra dideli laivai, kai ant jų plevėsuoja lietuviška vėliava Amerikos viduryje, tai įkvepia ir džiugina, ir todėl labai džiaugiamės, kad šitas sambūris mūsų kelių dienų Čikagoje prasidėjo nuo tokio gražaus akcento. Mes didžiuojamės Lietuva. Dar kartą parodo, kad Lietuva ne vien tik tai Lietuvoje yra, bet ir lietuviškoje Čikagoje. Plaukdama šią jachtą matau, kad žmonės jungiasi. Šokių šventės jungia visus. Tai yra mūsų